Kitais žodžiais tariant, dažnai jau pasitaiko mokykloje ar po jos. Patyčios mus aplanko, dainuoji, nedainuoji, tu moki tai ar ne. Pažįstamų patyčios pavers tave šiukšle. Žinau, aš patyčios kartojas, jaučiu jas, kai draugai suolę kvatoja. Tu šiukšlė, tu stora ir niekam neįdomu, kokia tu viduje. Paaugliam šiandien svarbi tik tavo išvaizda, dėl to tampi tu vienišas ir dar pažeidžiamas minioj palieki vienas. Esi toks, koks esi, bandai nugriauti sienas, bet vienas negali. Bandai nugriauti sienas, bet vienas negali. Kodėl patyčių objektas jis, o man nei vieno žodžio niekas nepasakys? Ar lengva jums visą tai matyti, šono tai stebėti ir nieko nedaryt? Kodėl patyčių objektas jis, o tau nei vieno žodžio niekas nepasakys? Ar lengva jums visą tai matyti, šono tai stebėti ir nieko nedaryt? Nusiteik, kad galbūt išauš geresnis rytoj, sustumk iš šono kvailas mintis ir abejonės. Turi būt pozityvus, turėt vilčių ir svajonių, tikėk į tuo, kad tiki ir atsitiks kaip tu nori. Pagalvok apie save, tu šiandien galingas, o rytoj gali patapti nereikalingu. Išmokim vienas kitam padėt, būkim draugai, jei niekas ir nesikeis, tu pabandyk, gal išeis. Supraskim kitokius, kiekvienas skirtingas, leiskim jiem jaustis kažko ypatingiems. Švelnumas, artumas, tai viskas ko reikia, mes laimę pasieksim, tik reikia jai laiko.